Labą dieną. Šiandien svečiuojuosi pas Astą iš Kauno. Sveiki. Atvažiavau į svečius ir noriu, kad papasakotų, laukiam, kad papasakotų apie M International produktų vartojimą, apie poveikį, apie pokyčius ir kitus smagius dalykus. Tai turbūt turiu pradėti nuo to, kad kaip tik suėjo metai, kai šios produktus jau naudoju. Ir iš tokios beveik sveikos moteriškės tapau dar sveikesnė, nes vis tiek atsirado, šitie produktai atrado, ką reikėtų pakoreguoti mano organizme, sutvarkė imunitetą ir pats didžiausias dalykas tai yra dermatitas, kurio aš atsikračiau. Dermatitas yra odos liga, jeigu kažkas nėra susipažinęs, kai nelabai dėl aiškių priežasčių oda išmėto sausėjančiomis raudonomis dėmėmis. Užtruko šitas darbas, kokius 4-5 mėnesius reikėjo gerti produktus, kol po truputį oda išsivalė. Didelių paūmėjimų, ilgų paūmėjimų šitoje vietoje tikriausiai nepajutau. Iki savaitės. Iki savaitės atrodo oda supyksta. Kartais netgi nežinodavau, ar čia nuo produktų paūmėjimas, ar kažką tai neteisingai suvalgiau, ar netoks vanduo pasitaikė kelionėse kažkur tai. Bet dabar tikrai džiaugiuosi ir visiems pasakoju, kad odos problemos tai tikrai išsivalo. Oda mūsų visada parodo būseną kažkokią, ar ne? Tai išvalytas organizmas padėjo tam, kad neliko dermatito. O paūmėjimai buvo, tai kaip jie pasireiškė? Didesnės tos dėmės ar kaip? Dažnesni iškilimai. Nes dermatitas jis nėra tai, kad būna absoliučiai visą laiką ta dėmė. Jinai tai gerėja, tai blogėja, tai apsilpsta, tai vėl jos išlenda. Bet kada išlenda didesnės, sausesnės, piktesnės, niežėjimas kyla didesnis, tai tą laikyčiau paūmėjimu. Ir susitvarkė per kiek? Maždaug per 5 mėnesius. O dabar jos dar būna tos dėmės, pasirodo kada nors, ar jau visam dingo ir pradingo? Aš manau, kad visam, nes aišku, oda vis tiek duoda kažkokias tai, aš ir toliau geriu produktus, dėl to vyksta valymasis, kažkas vyksta, kažkokie spuogai iškyla, bet jie yra kitokie. Todėl aš sakyčiau, kad dermatito nėra. O produktai kokie? Green Maxas, Blue Maxas ir Mimaxas. 3 pagrindiniai. 3 pagrindiniai, kurie išvalo. Aišku. Dar norėčiau papasakoti, neseniai sirgau COVID-u. Visi žinom, kad nelabai linksma ta liga. Mano esminis pastebėjimas, kad po šitų produktų vartojimo aš absoliučiai kitaip pradėjau pernešti temperatūrą. Man būdavo 37 ir 2 dalys ir aš guliu lovoje, mirtinas ligonis, viskas, negaliu atsikelti. Dabar net ir telefonu su draugais nekalbėdavau su niekam, nes guliu, mirštu, viskas. Dabar temperatūra 38 su virš. Ir žinokit nieko, ir aš dar ir knygą paskaityti galiu, ir su žmonėm pabendraut. Kad jie tai pro šalį ėjo. Gali sėdėti labai gražiai. Nelabai nori pro šalį. Nelabai nori pro šalį, nori sėdėti katė. Gerai. Tai man temperatūros pojūtis organizme, arba organizmo kova su temperatūra, pernešimas, tai pasikeitė labai stipriai, kuo aš irgi labai džiaugiuosi, kad daug lengviau viskas praeina. Ir su COVID aš susitvarkiau per 3 dienas. Klausimas, iš kur aišku, kad čia buvo COVID-as? Testai. Testai. Blogai pasijutai ir darysi testą, taip? Taip. Priėjau prie kavos aparato, kava nekvepia. Kas čia dar galėtų būti? Taip. Ir kiek truko tas COVID-as? 3 dienos. 3 dienos, ne? Taip aš dvigubinau. Mimaxą, Mimaxą dvigubinau. Dvigubinau, gal vieną dieną net ir trigubinau. Dienos bėgyje, kas porą valandų. Keičiau šitą. Mano dukra irgi sirgo neseniai COVID-u, tai 4 dieną irgi jau buvo sveika. Testo nesidarėm, nes
pirmą dieną skaudėjo gerklę, o antrą dieną dingo skonis ir kvapas, tai tada jau nesidarėm jokių testų ir tai buvo aišku, kas per du dalykai. Irgi daviau kas 2 valandos Nemaxą, Bliumaxą, Nemaxą, Bliumaxą ir vakare Grinmaxą ir 4 dieną sveikas kaip iš vis. Ir skonis ir kvapas atsirado viskas ir skonis ir kvapas, ne? Taip, viskas. Mhm. O 4 dieną norėjau gerti kavą, tai supratau, kad esu sveika. Jo, liuks. Gerai, kas dar įdomaus? Tai dar galėčiau pasakyti apie odos pokytį, apie atjaunėjusią odą, Oi, kaip smagu. apie primaitintą ir pridrėkintą odą. Mhm. Besirūpindama anksčiau gėriau kolageną dideliais kiekiais ir tai tikrai padeda, sutvirtina kažkiek odą, drėkina, raukšlė šiek tiek lyginasi. Bet dabar pradėjus gerti tuos produktus, dar porą mėnesių gėriau tuos produktus ir kolageną gėriau, viskas atrodė taip, kaip turi būti. Bet paskui supratau, kad kolageno man nebereikia, kad dabar jaučiu, kad organizmas jį gamina, nes oda iš tiesų vis gražėja ir gražėja. Nebereikia kolageno. O tada dar ką nors dėjai prie tų 3 pagrindinių? Ką dar? Kokį produktą? Ar čia tie 3 viską daro? Aš gėriau šiek tiek Fleximaxo, gėriau labiau dėl sąnarių. Taip galvojau, kad vis tiek jau mes nesam itin jaunos moteris, tik jaunos, tai sąnariams visada reikia. Tai gėriau Fleximaxą, nežinau, kiek jisai galėjo prisidėti prie odos, bet sąnariai, nugaros nebeskauda, sąnarių man neskaudėdavo nugarą karts nuo karto, pasitempti manoma. Tai dabar šitos problemos irgi kaip ir nejaučiu. Ir vat kai COVID sirgau, tai gėriau Fleximaxą kaip arbatą, kada jis labiau antibiotikas būna. Tai manau, kad gydymo procese jis irgi prisidėjo. Ką apie odą papasakok, išgražėjusi? Buvo anksčiau sausa, ar kas? Šiek tiek daugiau raukšlių buvo, sausesnė buvo. Ir labai įdomus dalykas, mesgi tepam kremus visokius ant veido. Ir aš galvodavau, kodėl man to kremo reikia labai nedaug. Aš patepu, bet daug to rezultato nėra, kaitalioju. Kai pradėjau gerti visus kai kurį laiką gėriau jau visus produktus, aš pastebėjau, kad oda visai kitaip priima visas tas grožio priemonės. Tiek serumus, tiek kremus. Tiesiog jie kitaip geriasi, jau kitaip rezultatas jaučiasi. Tiesiog valgo viską, sotinasi. Tiesiog džiaugiesi, kad pats papildomai pamaitini tą odą, ne visai kitaip priima, visai kitaip veikla ta visa jaučiasi. Kaukę naudoji? Kaukę naudoju, kaukė yra gerai, ilgokai ją laikyti reikia. Tai ne taip dažnai panaudoju, kaip norėčiau, bet turiu ir tikrai prieš kažkokius renginius. Bet man norisi visada panaudoti vienos kaukės rezultatas nėra toks intensyvus. Bet jeigu ruošiesi renginiui ir panaudoji 2-3-4 kartus iki, spėjai iš anksčiau pradėti ruoštis, o tada rezultatas yra įspūdingas. Tada matosi jau ir pailsėjusi oda, ir pridrėkinta, su visko besidžiaugianti. Kas dar įdomaus? Gero tokio, džiuginančio. Galvoju, ką aš čia dar galėčiau papasakoti. Dabar gal ir neprisimenu, gal pati kažką tai užvesk ant kelio. O ką dar, sakai, mačiomeną gėri, tai kam, dėl ko? Mačiomeną gėriau, turiu autoimuninę ligą. Ir mačiomenas, kaip pagrindė hormonai, juk visos autoimuninės irgi susijęs su hormonais. Tai bandžiau gerti mačiomeną. Autoimuninė, atsiprašau, tai yra kokia?
Ar būna jos, aš nežinau, apie autoimunės yra kažkokia tai liga, autoimunė kažkokia. Jų yra labai daug rūšių, gal aš šiuo momentu vardo nenorėčiau pasakyti, bet tai susiję vaistai hormoniniu pagrindu yra tokioms ligoms. Tai mačomeno išgėrus po 2-3 pakuotės aš galiu, ir ne tik mačomeno, tikrai sakyčiau, tai yra komplektas. Tai aš galėjau per pusę sumažinti hormoniniu pagrindu kurtus vaistus. Tai man irgi yra labai smagu, nes tie hormoniniai vaistai, jie kelia baimės, nieko gero organizmui neduoda. Ir priprantama, ne prie jų. Nežinau, bet greičiausiai. Išbalansuoja visą hormonų žmogus, aš žinau, kad išbalansuoja jo. Aš nežinau taip giliai, ką jie išbalansuoja, bet mes suprantam, kad papildomi hormonai žmogus turėtų su savo hormonais pakankamai draugiškai gyventi ir nereikia nieko papildomo. Tai mačomenas leidžia draugiškai gyventi su savo hormonais, tvarko viską. Manau, kad taip. Tai dabar jau mažiau šitų reikia jo hormoninių vaistų? Mažiau. Karts nuo karto reikia vis tiek, bet aš jau galiu daryti pertraukas ir jų visai nevartoti. Kažkokiems paūmėjimams esant vėl pavartoju, bet jau dabar tai yra ne kasdienybė, o epizodai. Aišku, kas dar? Dar kas? Dantų pastą galiu pasidžiaugti. Va. Dantų pastos aš dar nedaug, vieną pakuotę kol kas vartojau, bet nuėjus pas odontologą dantų higienos, tai sako, sakė, kaip jūs gerai pradėjote dantis valyti. O aš tikrai nepakeičiau savo įpročių, taip kaip valiau, taip ir valiau. Tai tiesiog dantų pastai labai gerai nuima. Tai reikėtų prijungti M-International šepetėlius, tai būtų dar. Dar apie šepetėlius aš kažkaip nebuvau girdėjusi, neteko susidurti. Jo, aš irgi tik neseniai parsisiunčiau šepetėlius, tai turiu ir žinau, kad čia mano bus visada, ten yra dėžutė, 4 šepetėliai, tai galima, nesivalysi visą gyvenimą su vienu, bet šiaip tai, kodėl jau anksčiau nežinojau, nebuvo, ir nieks nepagamino tokios kokybės šepetėlių, nes kažkokie tai stebuklingi. Tai M-International iš tiesų plečia savo produktus, produktų ratas gausėja, tai mes dar kažką gero rasime. Rasim, tikiuosi taip. Viskas? Tai turbūt tiek įspūdžių šiam kartui. Gerai, ačiū labai, ačiū M-International, ačiū žmonėm, kurie dalinasi ir pasakoja. Tada galima rodyti tai dar didesniam ratui žmonių, tada patikė tais produktais dar daugiau žmonių, klausydami kitų žmonių atsiliepimų, kad jie jau pasveiko, kad jie sveiksta, bet viskas eina į gerą. Tai kad labai smagu. Ačiū, Asta, kad tu mane šiandien priėmei. Ačiū už pokalbį ir sveikatos mums visiems. Oi taip. Sveikatos jums irgi visiems. Naudokime M-International produktus ir būkime sveiki. Iki sekančių susitikimų.